Sveikutės mergaitės. Nagi, pažiūrėkime, ką jis dabar galvoja. Galite užduoti klausimą, kuris jūs domina, ar tai jis apie jūs galvoja, ar tai jis apie kažką kitą galvoja, ar jis aplamai nieko negalvoja, o gal jis apie reikalus galvoja. Arba gal jūs domina, ką jis ruošiasi daryti, pavyzdžiui, tai irgi pažiūrėkim, galbūt kortos parodys. Žodžiu, šiandien tema, ką jis galvoja. Ką jis galvoja, galima sugalvoti aplamai, o galbūt jūs, konkretus laikas galvoja, galbūt vakar, šiandien, rytoj aplamai, toksai šiuo metu galbūt. Tai čia, kaip sakyti, jau pačios susikonkretinat, suformuluojat klausimą, galbūt reikia paspausti pauzę, kad tvirtai suformuotumėt savo klausimą, jis būtų aiškus ir konkretus. Ir pažiūrėkime, ką jis galvoja. 4 variantai. Taip, pirmasis. Antrasis, trečiasis ir ketvirtasis. Iš karto noriu papildyti. Taip, išsirinkite savo variantą ir tikiuosi jau sukonkretinote savo klausimą. Ir pažiūrėkime pirmąjį, ką jis galvoja. 10 pentaklių, velnias, fortūnos ratas, pentaklių karalius, taurių pažas ir 8 taurės. Aha, na čia jo mintis rimtos. Pasakyčiau, rimtos ta prasme, kad jisai žmogus nori, kaip sakyt, kuo geriau, bet gaunasi kaip visuomet. Tai aišku, jisai galvoja taip, jisai nori šeimos, jis nori jaukumo, jis nori stabilumo, jis nori gausos, nori pinigų. Ir kad gautų tai, ko jis nori, jis pasiruošęs padaryti bet ką. Jis nori gyventi gausoje ir turte ir nori tos iš tiesų finansinės gerovės, kad jam nieko netrūktų, kad viskas būtų aukštumoj, kad būtų pinigų kišenėje, automobilis ir namai jaukus. Žodžiu, normalus vyras, taip vyrai galvoja ir iš tikrųjų tai yra sveikintina, kad vyras taip galvoja, nes o kasgi kitas, jeigu ne vyras rūpinsis finansais? Nes, kaip ten sakoma, laiminga šeima yra ta, kur moteris nežino, kaip pinigai uždirbami, o vyras neturi supratimo, kur jie dingsta. O čia šalia dar stovi velnias. Tai yra, kaip sakyti, tokia rizika, kad tas vyras gali pasiduoti pagundai gauti pinigų bet kokią kainą ir kad tas stabilumas, kad tas finansinis stabilumas būtų
jam prieinamas bet kokia kaina. Tai va čia ir yra, kaip sakyti, toksai rizikos faktorius, kad jisai gali užsimti ne visai sąžiningais dalykais, gali ne visai legaliais būdais tuos pinigus užsidirbti, bet ką galiu pasakyti, jam tikrai seksis turtėti, nes dar kitas dalykas velnias. Velniui niekada nebūna, kaip sakyt, per daug pinigų, nes kyla visuomet pagunda, kad reikia, kad ir dar toks savanaudiškumas gali išlysti. Tai va, ir savanaudiškumas tikrai gali pas šitą vyrą dominuoti labai ryškiai. Bet tai jam tik išeina į gerą. Bet žinot, kol jis dar neturi stabilios šeimos, kol jis dar neturi, tarkim, žmonos, na kaip pavyzdys, galbūt jau jūs esat sutuoktiniai, tai jisai stengsis visais būdais, kad šeima nestokotų nieko, o jeigu dar nesate sutuoktiniai, tai aišku, jisai nedės visų pastangų į moterį, kuri neaišku, kas bus jo ateityje, ar ji bus su juo, ar nebus, ar ji bus ištikima, ar nebus, bet jau kai paaiškės, kad jūs, tarkim, ketinat susituokti arba jau susituoksite, tai va tada su šito vyru tikrai nieko neturėtų trūkti. Jo labiau, kad jam seksis uždirbti pinigus ir fortuna jam visuomet šypsosis. Tai toksai žmogus, kuriam seksis uždirbti ir kuris gyvens pritekliuje, juo labiau matom, jisai krenta pentaklių karaliumi. Su šito vyru bus visuomet užteks visko, kas liečia materialius dalykus. Bet pakalbėkim dabar apie nematerialius dalykus, apie jausmus, apie dvasingumą. Tai čia visko dar gali būti, matot, jisai, kur pinigai, ten jisai tvirtas, ten jo pozicija tvirta, jo mintis sukoncentruotos uždirbti kuo daugiau. Jeigu ateina pinigai, tai jam nesvarbu, ar legaliais būdais, ar nelegaliais būdais tie pinigai ateina. Pinigai yra pinigai jam ir viskas. Ir pirmoji vietoje jam yra pinigai ir materialios gerybės ir turtai. O jau tik paskui galima pagalvoti ir apie meilę. Bet čia tas žmogus apie meilę jums nelabai skamba, todėl kad pirmiausia jis krenta taurių pažu ir pažas tai toks, žinot, pažas silpnas, silpni tie jausmai. Jie yra kažkokie švelnus, jie yra viskas. Jisai galbūt jaučia simpatiją, galbūt potraukį jaučia, o galbūt tiesiog aistra yra ir viskas. Ir dar ką aš noriu perspėti, kad jis neketina su jumis pasilikti. Tai va, mergaitės, būkite atsargios, čia tiesiog jums perspėjimas, kad jis gali jūs palikti greičiausiai. Nes gali būti toks dalykas, kad jisai gali išvykti tiesiog kažkur, gali išvykti tiesiog uždarbiauti kažkur, gali jisai pasverti tokį dalyką, kad jam finansiškai kažkur geriau yra, geriau apsimoka ir jis pasirinks finansus, ne meilę, o finansus pasirinks. Meilė jo nesustabdys, jausmai jo nesustabdys. Jis rinksis ten, kur jam apsimoka, ten, kur jam geriau. Jam geriau ten, kur apsimoka. Galima perfrazuoti šitaip. Tai va, ir mano perspėjimas čia mergaitės, ne mano, o kortų perspėjimas, kad šitas vyras gali išeiti ir palikti. Ypatingai jeigu matosi, kad yra išlaidų, tarkim, o jis dar kažkokių ketinimų tvirtų
dėl jūsų neturi, nepriėmęs kažkokių sprendimų, tai šitas vyras greičiausiai pasitrauks. Ir jis pasirinks ten, kur pinigai, ten, kur turtas, ten, kur gausa. Tai va, tai meilės srityje šitas vyras nėra patikimas, kol kas bent jau. Taip, toliau antrasis variantas, ką jis galvoja. 7 kardai, taip šitus patrauksim. 2 pentakliai, 6 lazdos, bokštas, imperatorė ir pentaklių riteris. Aha. Čia yra taip, yra konfrontacija ir jis kažką tai nori nuspręsti. Ir jis nori toj konfrontacijoje laimėti. Čia galiu pasakyti tvirtai, kad jis jaučia norą jūs užkariauti. Ir šiuo metu gali būti taip, kad jūs į jo pusę nusiteikus taip kategoriškai, gal netgi kažkiek ir priešiškai, galbūt buvo kažkoks konfliktas, galbūt kažkoks buvo jo nepasisekimas. Ir jis nori, žiūrėkit, jis nori pasiekti savo ir jisai svarsto, kaip tą pasiekti. Kuria planą, sakyčiau, ir jisai tą planą kuria su tokia didelė viltim, kad jam pasiseks ir greičiausiai jam pasiseks, nes jisai išsiaiškins, kaip reikia veikti, kas patinka, kas jums nepatinka, kas jūs žavi, kas nežavi. Ir jisai dės pastangas, kad jūs užkariautų. Ir tos pastangos jo bus vainikuotos ir jam, sakyčiau, pasiseks. Tai va, ir jūs jo akise, žinot, ta tokia išdidi imperatorė, kuri jo tą kovą sumenkins. Jo viltis gali žlugti ir gali ateiti pasikeitimai, nes, matot, bokštas ir imperatorė. Tai tas dalykas, kad jūs tokiose pozicijose imperatorės galit sužlugdyti jo viltis ir pastatyti jį į vietą tiesiog. Nes jo tas, žinot, triumfavimas atrodys jam, kad triumfuoja, bet iš tikrųjų gali būti, na, vėlgi, čia gali būti dvejopai. Tarkim, arba jeigu jūs palenks į savo pusę, tai jis turės pasikeisti, jis turės dėti pastangas ir turės dėti pastangas, kad jūs turėtų ir galimas daiktas, kad jis jūs gaus, nes imperatorė tokia, žinot, vaisingumo, galima sakyti, moteris, kuri atneša vaisius, kuri rūpinasi, kuri yra tvirtos nuomonės, yra tvirtos pozicijos. Ir imperatorė tai tokia kieto žodžio valdovė. Kaip jinai pasakė, taip ir bus. Ir jeigu jinai pasakys, kad ne, viskas, tai vadinasi viskas ir bus. Jeigu jinai pasakys, kad taip, tu dabar čia pasistengsi, arba tu pasistengsi dar labiau negu čia stengiasi, tada būsi vertas galbūt kažkiek manęs. Arba ne. Nes žiūrėkit, jisai čia krenta visur kažkur kažkokiais mažos kortos. O jau vat jūs imperatorė. Ir jeigu jisai sugebės kažkokią tai padaryti, kažkokį darbą ar kažkuo pasistengti, kažką padaryti tokio, galbūt jūs atsisuksite į jį.
galbūt ta imperatorė bus šiek tiek bent jau palanki. Jisai stengsis, jisai kažkokią dovaną gali jums stengtis padovanoti, nes matot, pentaklių riteris. Jisai kažkokius veiksmus mėgins daryti, jisai taip labai lengvai nepasiduos, nes jūs jį be galo traukite, nes matote, imperatorė tai tokia jo širdies valdovė, galima taip pasakyti. Ir jis stengsis ištikimai būti jūsų tarnu, nes matot, pentaklių riteris ir jis tokį, žinot, turi atsakomybės jausmą ir prieš jūs, ir prieš save, kad jeigu jūs nori turėti, jisai turi dėti pastangas ir jo mintis, vat jeigu žiūrim, ką jis dabar galvoja, tai jo mintis, ką jis turi padaryti, kaip jis turi pelnyti jūsų palankumą. Jisai turi daug padirbėti ir jo mintis ir netgi jį gąsdina tos jo mintis, kad jis turi įdėti daug pastangų, kad jūs turėtų. Nes jis bijo pasikeitimų, jis bijo, kad jūs jį galit palikti. Va, ir jisai to nenori, jisai nori, kad jūs jį pasirinktumėt, kad jūs apsispręstumėt, jis tikisi, jis nori dėti pastangas, jis nori jums įtikti ir jis nori būti tuo jūsų užkariautoju, bet jis puikiai supranta, kad jis jūsų nedatempia, visiškai nedatempia. Gal dar kažkokia tai viltis yra, jeigu kažkur kažkokios dovanos bus, kažkokie veiksmai bus, kažkas tai tokio. Bet jisai supranta, kad jis iki jūsų nedatempia. Taip, toks antrasis variantas. Ką jis galvoja? Pažiūrėkime trečiąjį variantą. Mirtis. Pentaklių pažas. 4 lazdos. 4 pentakliai. 7 pentakliai. Ir lazdų karalienė. Na va. Čia irgi vyras nori moters, tai yra jūsų. Ir pradėkime gal netgi nuo antro galo, pasižiūrėkime. Jis jūs laiko tokia karšta, be galo patrauklia, energinga, verslia, apsukria, judria, na tokia, žodžiu, stipria moterim, kurios, kaip sakyt, gyvenimas yra sudėliotas, kuri turi savo žodį, kuri turi savo vertę ir taip toliau. Ir jis, kad gautų tokią moterį, kad užkariautų tokią moterį, jis turi pasikeisti. Jis turi pasikeisti. Pirmiausia, jis turi tobulėti. Jis turi tobulinti save, jis turi siekti netgi žinių, netgi išsilavinimo, kad galėtų ir turėtų tokią galimybę bendrauti su jumis ir prilygti jums. Jis turi sugebėti sukurti stabilumą. Jis turi būti pats stabilus vyras, nusistovėjęs ir žinantis, ko nori šitam gyvenime. Ir turi pasiekti padėtį gyvenime. Nes šiuo metu panašu, kad jisai toksai silpnokas vyras. Ir jam tos padėties kaip tik šiuo metu trūksta. Ir kad jis turėtų jūs, kad jisai sugebėtų jūs gauti, jis turi sukurti savo gerbuvį, turi sukurti savo pagrindą po kojomis, turi susitaupyti kažkokią sumą pinigų ir kas jam dabar yra sudėtinga ir jam galbūt ir kažkiek uždirba, kažkiek sekasi, bet sunkiai sekasi taupyti, nes galbūt dabar kaip tik deda pastangas, kad įkurtų butą,
ar būstą, ar namą, galbūt gali būti ir taip, bet čia panašu, kad gali būti ir remonto darbai. Gali būti jisai dabar siekia jaukumo savo namuose, gali būti, kad jisai pinigus deda į savo būsto jaukumą, į būsto remontą, tai čia tikrai galimas dalykas. Ir kad jau galutinai jūs apkerėtų ir kad dar visiškai sužibėtų, dar reikės šiek tiek laiko. Ir jisai galvoja iš tikrųjų, kad jūs reikia parsivesti tokius namus, kurie yra sutvarkyti, kurie yra modernus namai, kurie yra nauji namai, kurie yra atnaujinti, nebūtinai nauji, gali būti atnaujinti. Ir jisai deda pastangas. Tai va, tai arba jisai galvoja, bent jau galvoja, jo toks planas gali būti. Jeigu jis dar šito nedaro, tai gali būti jo toks planas, kad jisai galvoja remontus, galvoja galbūt netgi automobilį pirkti galimas ir toks variantas. Bet jam nuolatos vis dar pritrūksta tų finansų, tai galimas dalykas, kad jisai turi mintise šitokius dalykus. Bet jisai nori jūs turėti ir jūs jam esat karšta, gundanti moteris, kuri yra tikrai verta dėl jos pasistengti. Ir jisai turi galvoj, kad jisai siekia dabar žinių, jisai siekia sukurti planą, kaip jam tai įvykdyti ir jisai to sieks, nes jo užsibrėžimas yra pasikeitimas. Nežinia, kas ten buvo tarp jūsų kadaise, galbūt kažkas buvo tokio sukrečiančio, kad davedėt mergaitės jį iki to supratimo, kad jam dabar jau reikia žūtbūt pasikeisti ir jis pasiryžęs pasikeisti. Ir į gerą pusę pasikeisti. Aišku, čia bus ir toksai, žinot, nelengvas kelias to keitimuose. Nelengvas ir jis nebus taip labai jau greitai vykdomas, bet jisai tikrai nori keistis ir jisai darys tuos žingsnius, kad keistusi. Gali būti, kad pritrūks nuolatos tų finansų ateityje, gali būti toks dalykas, bet jisai stengsis, jisai dės, jisai kaups, jis taupys, jis remontuos, jis dės daug savo rankų darbo. Ir beje proto, nes jisai stengsis sužinoti, stengsis pasiekti žinių, kaip tą reikia padaryti, kaip jam tuos pasikeitimus įvykdyti. Taip, na ir ketvirtasis variantas, ką jis galvoja. Aukščiausioji žinė, kvailys, 10 taurių, 10 kardų, 9 taurės ir 10 lazdų. Ohoi. Jis visiškai nežino, ką čia galvot, kaip čia apie jūs galvot. Jis visiškai pasimetęs, jis tokioj situacijoje, kad jis, tiesiog nežinau, kaip čia bus, nežinau, kas čia bus, ką jinai galvoja ir aplamai, kas ten jos galvoja, jinai tokia paslaptinga, jinai tokia savarankiška, jinai šalta, jinai nepasiekiama, jinai kažkokia paslaptinga, aš jos niekaip negaliu suprasti, aš negaliu jos įminti kaip kažkokios sudėtingiausios mislės, kaip kažkokio rebuso. Bet jo noras yra didžiausias, tauriausias, jisai be galo nori, tokios 10 taurių, nori meilės begalinės, paskęsti iki ausų, toje meilėje nori. Bet jis dabar jaučiasi pralaimėtoju. Galbūt mergaitės jūs jį čia irgi gražiai pastatėte į vietą ir palikote jį tokiu kvailelio pozicijoje. Jūs aukščiausioje žinė, o jis kvailio vietoje lieka, matot? Bet jis nenustoja svajoti apie meilę, jis nori, jis myli, jis nori. Bet jūs jį panašu pastatėte į vietą. Jau kaip smeigėt, taip smeigėt tais kardais. Ir žinote, jūs jam tokia išdidi, savimi pasitikinti, pati uždirbanti pinigus,
Jisai galvoja, kad oi, kaip man čia bus sunku, kiek man reikės įdėti pastangų ir jisai jaučia dabar tą sunkumą, kaip jam dabar yra sunku, nes jūs tokia graži, patraukli, traukianti, išdidi be galo. O jam reikia nežinia, ką jisai čia daryti, jisai svarsto, nesvarsto, abejoja, tampo gumą, kaip sakyti, tempia laiką. Jis tiesiog galbūt išsigandęs ir jūs jį galbūt gerokai išgazdinot, pastatydama į tą kvailio poziciją. Nes jisai tikrai jaučiasi labai sudėtingai, jis jaučiasi pralaimėjęs, jisai 10 kardų, nu tai viskas, krachas, katastrofa. Tiesiog skausmas baisinis širdyje ir sielvartas ir tuštuma ir jis galvoja, kad viskas, planai neišsipildė, pralaimėjau. Čia jinai kalta, aš jos nesuprantu, nežinau, ką čia man daryti. Jinai juk be galo išdidi, bet nu tokia patraukli, jinai tokia gundanti ir nesinori paleisti. Bet nieko nesima, nes nežino, ką čia daryti, nes 9 lazdos, tai, na, tiesiog toksai, žinot, noriu, bet nieko nedarau, noriu, negaliu, nežinau. Man labai sunku, aš esu išduotas, paliktas, įskaudintas ir, žodžiu, kvailio vietoj, bet norisi meilės begalinės, jūs jį labai traukėt, jūs jį viliojat. Jis jūsų nesupranta, jis bijo jūsų, galima taip sakyti. Nes greičiausiai, kad jūs, matot, atsukusi nugarą jam. Jūs jam atsukusi nugarą. Ir jis nesupranta, kaip prie jūsų prieit, ką sakyti iš viso, kaip elgtis. Jisai gal netgi būna ir taip, kad jeigu ateina kažkoks susitikimas su jumis ar susitinka, jis nežino, ką sakyti, jis delsia, arba šis tyli ir viskas. Gali būti ir toks variantas. Nes delsimas yra. Traukiat beprotiškai jam skaudu dabar, jaučia pralaimėjimą, jaučia išdavimą, bet be galo nori, jis myli jūs. Jis visiškai jūsų nesupranta. Tai va, čia toks 4. Tai va, tai tokios mintis šiuo metu vyrukų. Iki.